Laidos partneris – greičiausios pasaulyje profesionalios atminties kortelės SanDisk. Sugauk geriausią kadrą. Sveiki visi, šiandien pakalbėsime apie skaitmeninio fotoaparato režimus. Kaip turbūt puikiai žinote, fotografuojant auto režimu, fotoaparatas už jūs atlieka visas funkcijas. Tiem, kas pasitikė tuo režimu, siūlau pabandyti programos režimą žymimą P raidele. Šiuo režimu labai patogu naudotis visada, kada reikia greito sprendimo bet kokioje situacijoje. Pavyzdžiui, jeigu jūs fotografuosite tamsesnį foną, fotoaparatas automatiškai nustatys įmanomą didžiausią šviesumą ir tuo pačiu padarys tinkamą greitį, kad nuotrauka būtų sufokusuota ir neišsiliejusi. Toliau turime portreto režimą. Juo patarčiau fotografuoti žmonės arba gyvūnus. Pasirinkus šitą režimą, fotoaparatas automatiškai bandys kuo labiau išlieti antrinį planą. Sekantis režimas yra peizažas. Fotografuojant šiuo režimu, fotoaparatas stengsis nufotografuoti vaizdą taip, kad pirminis ir antrinis planas būtų nesusilieję. Naudojantys šiuo režimu visada naudokite trikojį arba pastatykite fotoaparatą stabilioje vietoje, kad jisai nejudėtų. Sekantis režimas yra makro. Fotografuojant šiuo režimu jūs galite fotografuoti iš labai arti mažus objektus. Fotografuojant šiuo režimu visada naudokite trikojį, nes šiuo atveju yra labai svarbus stabilumas. Sekantį kartą pakalbėsime apie kitas fotoaparato funkcijas. Iki. Laidą remia 1 kvadratinio metro sporto klubas visai šeimai femgym.lt.